Pamojuosim. Va, matai, kaip dar įlipti reikia. Dar galiu? Perlipti reikia. Nu. Dieve, brangus, kokiu būdu jie čia planuota. Toks štai galvo laivą, tai nežinau. Sako, porą laiptukų mes jų padėsim. Nu. Tai gal porą laiptinių bus. Aš čia vat laiptinių vieną įsileidžiu, o dabar Nu gal mes leidžiamės? Laivas negali priplaukti prie kranto, tad keleivių išlaipinimas vyksta gelbėjimo laiveliais, kuriuose telpa apie 150–180 žmonių. Tad visi keleiviai bus plukdomi tom gelbėjimo valtim. Kadangi vežimukam nėra pritaikyta, tai merginos išplauks, o mes pasiliksim laive toliau ilsėtis. Ir tais plaustais turės valtis iškelti ir krantą ir parplukdyti apie 3000 žmonių. Ir vakarėjant iš Turkijos kurortinio miestelio Kas išplaukiam į Egipto miestą Aleksandriją. Ir rytoj ryte jau būsime Egipte.